Sveiki visi. Kadangi šiuo metu už lango turim nemažą šaltuką, o artimiausiomis naktimis žada, kad oro temperatūra nukris iki -30, o gal ir daugiau, tai tikriausiai ne vienas vairuotojas užduoda savo klausimą, o kaipgi tas mano langų plovimo skystis, užšals ar neužšals? Tai aš nusprendžiau atlikti mažą eksperimentuką. Radau namuose kelių rūšių žieminį langų plovimo skystį, tai aš jį išnešiu į lauką, paliksiu per naktį, o po to, kai pakils tas šaltis, pamėginsiu išeiti ir pažiūrėti, kas iš jo liko, užšalo jis ar neužšalo. Tai pažiūrėkim, kokius čia radau pas save namuose langų plovimo skysčius. Tai šitas iki 25 rašo, kad šitas iki 22, o šitas iki -25 taip pat. Tai kad būtų geriau matyti, aš planuoju juos supilti į skaidrius kibirėlius, tada sužymėsiu numeriukais ir išnešiu į lauką, padėsiu į pusnį ir paliksiu per naktį. O tada ateisiu rytą, ar kada ten pakils tas šaltis ir pažiūrėsim, kas liko iš to mūsų langų ploviklio. Na štai, supyliau į kibirėlius sužymėjau, bakelius sužymėjau, kad nesupainioti. Gerai matysis. Tai dabar einu išnešiu į lauką, padėsiu kažkur tai į pavėsį, na ir lauksim tų šalčių, o tada žiūrėsim, kas gaunasi. Tai štai atnešiau langų ploviklius, sustačiau, dabar aš juos paliksiu, tegu šąla, o tada ateisim pažiūrėsim, kas iš jų lieka. Pirmas, antras, trečias. Gerai, tai paliekam ir laukiam šalčio. Prie to pačio eksperimento sugalvojau, kad radau, kad turiu G13 antifrizo, kuris iki 35 laipsnių neužšąla. Tai prie to pačio eksperimento pridėsiu, šiek tiek čia jo yra. Tai supilsiu tuoj į kibiriuką, nunešiu, pastatysiu šalia. Tai kad šitiem ponam nebūtų liūdna, šalia statau dar vieną kitokios spalvos skystį. Pažiūrėsim, kaip tas antifrizas atrodys. Įdomu pasidarė pačiam. Tai dabar turim apie 20 laipsnių šalčio. Einu pažiūrėsiu, kaip atrodo eksperimento dalyviai. Tai atnešiau, padėjau termometrą. Tai dabar turim, matosi, ne, 20, maždaug 20 laipsnių. Pažiūrėkim. Antifrizas puikiai. Pirmas numeris puikiai. Antras numeris puikiai. Trečias numeris irgi puikiai. Kol kas visi eksperimento dalyviai laikosi gerai. Labas rytas. Tai šiandien turim apie 28 laipsnius šalčio ir pilnatį, kuri mums padeda. Tai einam dabar pažiūrėsim, kaip mūsų langų plovikliai laikosi. Tai turim dabar 26,7 rodo šitas šalčio. Antifrizas puikiai. Pirmas langų ploviklis puikiai. Antras langų ploviklis, kuris buvo iki 22. Štai, kas iš jo liko, košė tokia. Trečias langų ploviklis. Puikiausiai. Štai toks gavosi tas žiemos eksperimentas. Sunku pasakyti, jis labiau pavyko ar nepavyko,
bet gal visgi skaitykim, kad jisai pavyko. Aišku, labai gaila, kad sunku įvardinti, kokia tiksliai buvo temperatūra, nes namuose visi termometrai rodė skirtingas temperatūras, kaip matėme, automobilyje rodė 29 šalčio, šalia padėtas senas termometras rodė apie 26-27, dar kiti termometrai rodė apie 28 laipsnius, tai gal skaitykim, kad temperatūra buvo apie 28 laipsnius. Tai kaip matom, su šiuo iššūkiu kuo puikiausiai susitvarkė langų plovikliai, kurių užšalimo temperatūra nurodyta iki -25 laipsnių. Na, o tas, kurio užšalimo temperatūra nurodyta iki 22, jam sekėsi šiek tiek prasčiau. Taip kad rinkitės langų ploviklius atsakingai. Tai jei šis video jums buvo naudingas ar įdomus, tai būsiu dėkingas, jeigu paspausite laiką. Na, o šį kartą aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.